Šiandien atsiuntė tokią galingą dėžę, netgi aš, būdamas 2 metrų, 200 kg, visiškai pasislėpiu šitos didžiulės dėžės, nes čia viduje yra 300-600 Sigma naujasis objektyvas skirtas Sony labai populiariam fotoaparatam ir L-mountas, kur naudoja Panasonicas, Sigma ir Leica, netokie populiarūs, bet ir taip pat labai geri fotoaparatai. Čia yra dėklas, nemokamas, kaip matom, dar vienos dėžės jau nebebuvo, taip kad lieka galų gale tik tai objektyvas, kurį mums ir reikėjo pamatyti ir man apie jį kažkiek ir papasakoti. Ką mes čia turim? Turime 300-600 super teleobjektyvą su pastovė f4 diafragma. Bainetas yra Sony E-mountui šitas konkrečiai objektyvas, bet jisai yra gaminamas ir L-mounto, L raidė, ką galėtumėt uždėti ir ant Leicos, ir ant Sigmos, jeigu kartais turi tokį fotoaparatą, ir turbūt kas dažniau turi Panasonic fotoaparatus. Toliau turime fokusavimo žiedą, turime šitas, atsiprašau, zoom žiedas, šitas fokusavimo žiedas. Šičia yra funkcinis žiedas, šičia galime susiprogramuoti mygtukus. Va, mes prisiartinam. Su šita vieta fokusuojame, jeigu norime fokusuoti rankomis. Čia pasirenkame rankinį ar autofokuso režimą. Čia gali būti full fokusas, tai fokusuoja visam savo diapazone arba nuo 10 metrų. Toliau 2 stabilizavimo režimai, nes jis turi patį naujausią 5,5 ašių stabilizatorių. Ir yra custom funkcijos, kurias galime susiprogramuoti per fotoaparatą ir iš karto aparatas veiks taip, kaip jūs jau buvot nusistatę. Čia slepiasi filtrai, kadangi toks didelis stiklas priekinis, jau objektyvus tokių nebegamina, filtrų didelių galingų. Dėl to ant super telio objektyvų dažnai yra naudojami drop-in arba tokie įdedami, įmetami filtrai. Jisai turbūt bus kokie 40,5 diametro. Galim dėti ND filtrą, galim dėti polarizacinį, galim dėti ultravioletinį. Stabilizatorius zoominis su pastovė f4 diafragma. Pirmas pasauly, konkurentai tokio neturi, kaina nuo 6 iki 7 tūkstančių. Sony, Panasonic, Leica, Sigma naudotojai dabar džiaugiasi, pamatė, kad jau yra toks objektyvas. Plus yra arka switch, nežinau kaip čia, pleitas, padas, kai gali tiesiai trikoją statyti ir nebesinervuoti, kad ten reikia kažką dar tau prisukti. Ir tai yra pakankamai universalu. Padengta oda. Štai koksai gražuolis, naujiena iš Sigmos, super prabangioje dėžėje, super prabangus objektyvas.